Esu Danguolė Braikienė, gimiau Žemaitijoje, Šilutės rajone, Švėkštoje, tarnautojų šeimoje. Šeimoje augome 3 seseros. Viena sesuo pedagogė, buvusi Švėkšnos vidurinės mokyklos direktorė, kita sesė farmacininkė, gyvena Šiauliuose. Na, o aš baigusi vidurinę mokyklą, žadėjau stoti į Kauno kūno kultūros institutą ir įstojau, tačiau priėmė mane ne į tą specialybę. Aš stojau į lengvąją atletiką, mane priėmė į rankinį. Pasiėmiau dokumentus ir laiminga grįžau atgal į savo Švėkšną. Kadangi mokykloje ir šokau, ir dainavau, ir sportavau labai stipriai, tuoj pat man suteikė teisę būti Švėkšnos kultūros namų direktorė. Ir taip, tik baigusi vidurinę mokyklą, tokia mergelka, žemaitiškai sakant, tapo kultūros namų direktorė ir 2 metus išdirbau. Tada dar buvo tokie laikai, kad norint tapti kultūros namų direktorė, reikėjo įstoti į komjaunimą. O kadangi aš vidurinę mokyklą baigiau ne komjaunuolę, tai tada mane priėmė, būtinai priėmė, prievarta priėmė į komjaunimą. Tapau komjaunuolę, na ir tapau kultūros namų direktorė. Ką mes ten veikėm, ir šokom, ir dainavom, ir vaidinom. Veikla buvo tokia palyginti labai jau tokia įdomi, todėl kad dalyvavo labai daug mokytojų Švėkšnos vidurinės mokyklos, labai daug medicinos personalo, todėl kad buvo psichiatrinė ligoninė jau tada, buvo aklųjų kombinatas, tai darbuotojai, kurie visi buvo regintis, ėjo pas mus ir mes ten galėjom veikti. Na ir tada, kada jau baigėsi mano 2 metų laikas, jau reikėjo kažkur tai stoti. Tai tada nutariau stoti į pedagoginį universitetą, todėl kad istorija ir kūno kultūra aš domėjausi nuo mažų laikų. Ir mokykloje labai daug skaičiau, labai istoriniam knygom domėjausi. Na ir taip, lietuvių literatūrą, rusų literatūrą, pasaulinę literatūrą buvau perskaičiusi. Žodžiu, ir turbūt ir tėvelio buvo įtaka, jisai turėjo įtakos, kad aš rinkausi istoriko specialybę, nors jo tada jau nebebuvo gyvo. Ir taip įstojau į pedagoginį universitetą, baigiau istoriją ir tapau istorijos mokytoja. Kadangi tais laikais, kur vyrai keliaudavo, dažnai keliaudavo ir moteris, kaip tai buvo lemta, tai aš ir Kelmėj dirbau ir Šiauliuose, ir paskui 74-ais atsikėlėme į Vilnių. Ir pradėjau gyventi Vilniuje, pradėjau dirbti 27-oj vidurinėj mokykloje, dabar tai yra Basanavičiaus jau gimnazija, tarp kitko yra. O paskui iš ten 81-ais buvo pakviesta dirbti į miesto švietimo skyrių. Ir dirbau švietimo skyriuje, kuravau istoriją. Su istorikais labai daug kur dalyvavome, keliavome, net iki Armėnijos buvom nukeliavę. Ir tais laikais labai stebėjomės. Armėnai turėjo savo istorijos knygas, 2 tokio storumo. Ir dėstė istoriją. Mokykloje Armėnijos istorija. O mūsų istorija buvo maždaug 40 puslapio dydžio. Tai žinoma, mes, kada mokėmės pedagoginiam ar universitete, mes labai daug turėjom skaityti ir žinoti Lietuvos istorijos, nes mes daugiau mokėmės Sovietų Sąjungos istoriją. Visus carus žinojom, visus suvažiavimus vėliau žinojom, viskas, kas vyko, kaip buvo vertinami visi įvykiai. Žinojom ir Čiudo mūšį, ir Kulikovo mūšį. O apie Žalgirį tai buvo labai nedaug parašyta. Ir iš viso, tiesa, buvo ir Saulės, ir Durbės mūšis, bet tai buvo palyginti
nelabai daug užkabinta, ką galiu aprašyti Lietuvos istoriją į 40 puslapių. Na, o aš iš 27 vidurinės nuėjus į švietimo skyrių, ten padirbau 6 metus ir norėjo mane pasiųsti į kokią noriu mokyklą pasirinkti, ar tai į Antakalnio šalia esančią mokyklą, ar tai Žvėryno. Aš nutariau į Žvėryną eiti ir ten išdirbau 2 metus pavaduotoje, o paskui 14 metų direktorė. Žvėryno vidurinėje jautėsi tokia labai laisva mokinių valia. Ir tai mane labai džiugino. Ir jie turėjo savo balsą, turėjo savo nusistatymus įvairiausius, bet su mokytojais jie bendravo palyginti labai gražiai. Jie norėjo gauti žinių. Ir tie mokytojai, kurie buvo geri specialistai, ir tie, kurie norėjo duoti, bet kartu ir paimti iš vaikų, tikrai buvo gerbiami. Tikrai, jeigu reikėtų būti, vėl būčiau mokytoja. Nes man, tiesiog kraujyje yra šitas jaukės, tikrai. Ir labai myliu vaikus, ir vaikai mane myli. Ir pernai jau nebedėsčiau, ateidavau į mokyklą, apspėsdavo vaikai, glostydavo, mokytoja, ateikit, būkit su mumis.